Kągi, vyksta pasiruošimas antram, atrodo, drifto čempionato etapui. Varau Klaipėdą, vežu dabar kolegos Semkę, kad už jas nevažiuoti. Tai paliksiu Valdui programuoti, o pats važiuoju pasimti savo automobilį. Elvinas jau skambino, kad išmetimas padarytas, kad galiu varyti programuoti. Prisipilu 98 benzino, šį kartą jau sumepinsim normaliai 98. Pažiūrėsim, kiek arklių atsisuks, kiek padaugės su išmetimu. Ką esam Klaipėdai? Pas meistrelį Elviną. Elvinas mano mašiną testavo, pusašį sulaužė. Tik dar vis nepripažįsta to. Žodžiu, turim pirmą pusašį keisti. Tada važiuosim pas Valdą. Ramiai taip, ne? Per ramiai gal? Žodžiu, galvojau, kokia pirma reakcija bus. Greit mikrofoną norėjau pajungti. Kai buvom be nei vieno bakelio, tai dabar kai atsirado kitaip kažkaip. Nu, bet dabar tokia kultūringa mašina. Tai va, pirmą garsą ir jūs ir aš išgirdau tą pačiu metu. Varom ant raliuko. Tai čia yra skaičiai patys paskutiniai, kai mašiną programavo prieš 4 metus. 435 arkliai į ratus, tai yra 500 arklių į variklį. Neveikia šita gazo sklendė. Ir kovo sekoje nesužinosim, kiek arklių turim. Tai dabar su programos. Įdomu, kiek laiko tai važiuoju. Ar visą laiką važiavau, bet neveikiačios gazo sklendės. Nes šiaip signalas ateina per laidus, ten ampero juda nuo gazo padėties spaudimo. Tai reiškia, tiesiog pati sklendė neveikia. Reikia nupirkti, aišku, naują, nedėvėtą. Tai nežinau, ar pavyks taip greitai gauti. Bet sakė, kad tiesiog dabar su programos ir paskui pasikeisim sklendę ir tiesiog atsiras dar daugiau arklių. Tai tik tai smalsumą, aišku, norėsis paskui jaučiu vėl atvažiuoti, prasisuk, kad sužinoti, kiek tų arklių, nes smalsu. Dabar turbūt tiesiog susiprogramuojam, kad viskas veiktų, kad būtų gerai ir važiuosim namo. Biški liūdna, gaila, kad taip. Nu, bet bent jau gerai, kad mašina važiuoja ir kad galim aplamai susiprogramuoti, nes jeigu nesusiprogramuotume, tai iš vis būtų blogai. Vasara, daug keliausit, o energija gali baigtis netikėtai, bet kada. Tai žodžiu, nereikia laukti ir stresuoti, iš tikrųjų gali sustoti ar degalinėje artimiausioje ir įsigyti. Čia aišku, jeigu lekiat su automobiliu, kaip kalbėjau, tai iš tikrųjų iki prekybos centre, mačiau, yra tiek Brighto, yra net vaistinėse. Kadangi yra vaistinėse, turbūt gali suprasti, kad vis dėlto tai nėra blogas kažkoks produktas, o tai yra iš tiesų geras produktas ir nebus jūsų energijos šuolių, bus visą laiką lygi ta energija, nėra pridėtinio cukraus, geras lietuviškas produktas, Brightas, jūsų energijai, kad nepritrūktumėte energijos ir mėgaukitės ilgom vasaros dienom. O jei norėsite papildyti Brighto atsargas namuose, tai visą laiką su mano nuolaidos kodu tiesiai iš Bright svetainės gausite nuolaidą, užsisakysite ir kurjeris atveš jums tiesiai į namus. Labas rytas, esame Kuršėnuose, Driftiškėse. Rytoj bus mano antras Lietuvos driftingo čempionatas semipro etapas, o šiandieną čia yra, man atrodo, trečiasis pro lygos etapas. Žodžiu, su Aurimu Vaškeliu esame kambariokai garaže, tai prižiūri Aurimas mano mašiną, su Aurimu važiavam ir praeitas varžybas galėjot matyti per video. Šį kartą aš jam pasiūliau, sakau, davai Auri varyk į pro lygą su mano mašina, o aš varysiu į semipro, vis tiek vešimės mašiną, važiuosim dabar, tau tiesiog reikia nusipirkti tenai 10 padangų, nes šita mašina yra silpna pro lygai labai, tai dėl to pro lygoje jinai mažai degins padangų. Kai tuo tarpu, pavyzdžiui, kai aš važiuoju semipro, tai tenai jinai yra galinga. Dėl to aš ten deginu va taip. Pasiruošėm automobilį, turėjom visokiausių nesklandumų. Pamenat, su sankaba turėjau problemų. Pilnai sankaba nuo nulio perdaryta, ekstremo diskeliai, visokie ten viskas, žodžiu. Tikiuosi bus gerai. Neturėjom kaip ištestuoti, nes viską gavom paskutiniam dienom. Tiesiog sukrovėm, ketvirtadienį naktį jau pabaigėm, penktadienį pasikrovėm mašiną, išvažiavom čia. Tai čia ir bus test drive'as. Bet tiesiog iš patirties, iš visko, taip atrodo, pasižiūrėjom įvaržą, viską, turėtų būti viskas gerai. Norėjom koilus pasikeisti, nekeitėm. Užtat gale sukrovėm viską iš šemkės. Tai turim reduktorių didelį, pusašius didelius, kad tikrai turėtų niekas nelūžti, nereikės gulėti po mašiną. Tikiuosi taip ir bus. O šiaip tai labai kas džiugina, nes rašė, kad blogas oras visą savaitgalį. Pažiūrėk, koksai giedras, dangus geras. Tai nuotaika gera. Paruošė mašiną, Aurimas jau parėjo. Aurimas yra su kaklo įtvaru, nes yra po traumos, praeitą savaitę su motociklu turėjo traumą. Tai lūžęs lankstelis kažkuris. Ačiū Dievui, kai jis vaikšto. Negerai, gal kad savęs nepasaugo galo. Negyja, bet
kaip moka, taip gyja. Nemažas vaikas. Tai žodžiu, viskas. Mažiau kalbų, daugiau darbų, kimbam į mašiną, lekiam. Ir paskui galėsim pakalbinti ir patį Aurimą. Hadonoldos kodas Vyga, pažiūrėkit, kaip mūsų motoriukas kvepuoja ir dainuoja. 4 metai autosporte, jokių problemyčių. Įvarome priedų visokių Hado, pilame Hado, pastoja keičiam. Motoras dainuoja, jokių kompensatorių, garsiukų, nieko, jokių perkeitimų. Labai gera lyva, rekomenduoju. Dėžė nulūžo? Sulūžo dėžė. Bet jeigu bus sankaba įsitašys, tai na, čia nežinau ką daryti. Esmė tokia, kad pirmų ranų išvažiavo Aurimas, progo greičio dėžė. Šiaip jinai laikė visai nemažai, galvoju, kokie 2 metai turbūt važiuotas tą dėžę. Turim paskutinę gyvybę, turim vieną atsarginę dėžę, kurią kažkada važiavo Igor Martynov ir jisai ją keitė, nes neįsijungdavo normaliai trečias bėgis. Bet sprendimas yra, kad turbūt tuo metu jis neįsijungdavo dėl sankabos neveikimo gero. Galimai dabar, jeigu sutvarkiam sankabą, gal ta dėžė gerai veiks. Tai žodžiu, turim tokią nepilną antrą gyvybę, bet turim pusę gyvybės ir ją naudojama daugiau nebeturėsime. Tai reiškia, ta dėžė nenori turės tarnauti ir šiandien ir rytoj. Bet aš esu tikras, kad viskas bus gerai. Vaizdas buvo liūdnas, žiūrėti šoną, pamačiau kaip įsitaškė, girdžiu toks metalo garsas, nes pabiro po mašiną daug metalo, tai girdžiu metalo garsas, matau tepalas bėga ir galvoju, fuck, variklis. O Igoris sakė, kad šalia kažkos stovėjo, kažkas sako, tepalas bėga, variklis. Igoris sako, ne, net negalim leisti tokios minties. Tikrai dėžė, nes tik dėžį galim leisti sulūžti. Kitiem dalykam neleidžiam tiesiog. Tai va, tai viskas gal bus gerai. Gal jau dėžė net nulupo vyrai, nežinau, šiaip operatyviai sukamės, praėjo treniruočių 18 minučių, mes esam sulaužę dėžę, pasiruošę kitą ir netgi tą išėmė, man atrodo, dėžę. Tai visai operatyviai sukamės, dar spėsim ir pasitreniruoti. Žodžiu, lakstau po visur, dabar detalės rinkinėjau, Hebra darbuojasi, ten kažkas šveičia. Matau žiauriai didelės problemas su smagračiu ir nežinau kaip pakomentuoti. Ką tik sankaba padaryta, bet, žodžiu. Tikiuosi, kad viskas gerai ir tiesiog perdėdu, persigalvoju ir kad ta dėžė buvo lieva. Dabar viskas sudėsim atgal ir tikiuosi viskas bus gerai. Ačiū labai Janeikai, minamaisis davė, lėkštutę davė savo dėžės, Andrius Čipas, karalius, cilindruką davė. Ir ataku praėjau iš visur, iš Gusto paėmiau kempą, iš kaimyno generatorių. Po biškiuką suneštinis balius vyksta, Mindė prisijungia pamechanikauti, padės, tai žodžiu. Kažkaip, išvažiuosim, aišku, išvažiuosim. Ir manau, kad yra vienintelė didžiausia problema, kad nesam tikri sankabos veikimu. Tai jeigu lūš antrą kartą, tai aišku, krausimės centralą, važiuosim namo, čia net nėra ką veikti. Tada bus labai liūdna. Tiesiog ką tik yra padaryta sankaba ir mes įtariam joje problemą. Antrą kartą yra problema su šita situacija, tai žodžiu nežinau. Aš jaučiuosi labai durnai dėl to, kad kažkada į šitą automobilį įdėjo sankabą Igor Martynov. Išleido žmogus tenai 5 ar 600 eurų, supirko viską, į restauraciją įdėjo 500. Padarė blogai. Važiavom, vibracijas, pamenat, Klaipėdos etapas, neįsimena, ten, žodžiu, neatleidžia problemas, nes tenai blogai tikrai buvo padaryti, kai išardėm, kai pamatėm, įsigandom. Dabar aš nuvažiavau, dar įmečiau 600 beveik eurų. Dar kartą perdariau. Tai žodžiu, reziume, sankabos kaina jau yra pasiekus tenai gal kokio 1500 eurų, gal daugiau, bet jinai vis tiek yra tokia, nebrandinė, žinai, taip sakykim.
kai tu gali už tokius pinigus nuvažiuoti nusipirkti ekstremą, kuris garantuota 100% važiuosi su 500 arklių tenai 10 metų serijos. Turi gerą brandinį daiktą, kur tu gali parduodamas automobilį aprašymą parašyti, kad pas tave tokias detalės sudėtos, mašinas vertė pakils ir panašiai. O dabar čia visiškai galioja skupas moka 2 kartus, nes kišam babkės ir gulim po mašiną dėl to, kad dedam po 5, po 600. Kai reikėjo vienu kartu paimti, nutrenk 2000 ant stalo ir įdėti gerą daiktą. Tai va, pasimokykit jūs iš mano klaidų. Bariuką į padangas. Žodžiu, viskas gerai, esam gyvi, vaškelis gyvas. Mašiną leidom ką tik palei blokus. Jėga. Man patinka, iš karto atsimatavimas vyksta. Tai yra vienintelė problema, Aurimas nepasiekė sankabos, nes sėdynė yra, aišku, pagal mane aš biškiu aukštesnis. O dabar, kai pakeitėm biškiuką perdarėm, sankaba įsimena jau pačioj. Tai pukšt iš karto jau yra. Tai prieš tai buvo prie viršaus, tai jam užtekdavo, jis ten pusė mindavo pedalą ir būdavo ledas. Dabar neužtenka, ten su pirštų galiukai siekti bando. Tai sako, blemba, per tą sankabos nepasiekimą vos mašinas neištaškiau dabar. Bet viskas gerai, tai šikna, viskas gerai, kad nusukta man patinka, jinai tegul dušta. Dabar perkelsim sėdynę per dantį, užmesim naujas padangas ir toliau gazą dugną. Mašina važiuoja, čia kai stovėjom, bėgiai junginėjasi su tokiais garsais, kaip senam rusiškam traktoriui. Aurimas, kol pašildė padangas, tik ten nuvažiavo, sako, baigęs viskas. Nu tai alio, valio ir internetas. Aš laimingas esu, zaibės važiuojant. O kontroniukas iš Ulpai, tai normalus Karanskas. Žiūrėk geras. Kaip čia suprast tavas motorus? Įdomu, ką rašyti, ką vertikal. Įmesti tavo foto. Vieną baudą galbūt savęs policija. Normaliai Vasiliausko VIN kodas. A-VAS Motors ir data. Nes pats gamina tą mašiną, perka be VIN kodo kėbulą. Tai savo VIN kodą gali turėti kažkaip tai. Nežinau. Andris geriau paaiškina, bet čia VIN kodas mašinas. Kietai, ne? Savo vardą.
šovęs. Kiekvienas automobilis turi savo istoriją, taip ir šitas Narmonto pirmukas turi savo istoriją. Patikrinau VIN kodą per Car Vertical, automobilis buvo patyrę žalą. Atrodo visai gražiai, bet žinokit, buvo daužtas. Turime ridos įrašą, 20 metais 8 mėnesį automobilio rida jau buvo 220 000, 21 metais 11 mėnesį patyrė Anglijai žalą, papuolė į avariją. Toliau turime kaip visą laiką automobilio charakteristiką, yra įrašas, kad yra vairas dešinėje, automobilis yra angliškas, tai šiuo metu yra vairas pakeistas, viskas šiai pakeista. Gamyklinė komplektacija, yra multifunkcinis vairas, automatinė transmisija, žodžiu, viskas labai detaliai, nes sportinės sėdynės, paketai, viskas sužymėta, tai pagal VIN-ą geras šiaip automobilis turintis vertę. Toliau matome laiko juostoje, kiek turėjo savininkų, nuo kada važinėjo Anglijoje ir 25 metais 4 mėnesį paskutinį kartą iš Anglijos, tai yra įrašas, kad pasikeitė savininkas. Tai automobilis iš tiesų ir yra naujai surinktas 26 metų drifto sezonui, šiuo metu yra tapęs bolidu ir turbūt daugiau ateityje įrašų nebeturės. Bet jeigu jūs norėsite sužinoti perkamo savo bolido arba tik kasdienio paprasto automobilio istoriją, tai padaryti yra labai paprasta. Reikia tiesiog įvesti automobilio VIN kodą į Car Vertical, o su mano nuolaidos kodu savo ataskaitai gausit net 20% nuolaidą. Tai lūžo priekinė šakė, šėtas palinko. Tiesiog viskas normalu, dėvisi tokie dalykai, aliuminė šakė, Paulius ir pasavininkas yra čia stovi, atvažiavęs į varžybas, pilna bagažinė ir po detalių. Tai detalės yra ready, keletas minučių darbas, iš tikrųjų pasidarom suvedimą ir gazuojam. Viskas good. Čia maža bėda, jokio smūgio kažkokio ar kažko. Gal vienintelė bėda yra, dėl ko Aurimas nerimauja, tai kad sakė, šildant padangas pirmų bėgių, iš galo jau čia vibracija kažkokia. Bet kai liekia toliau ant įtampos, kai laiko, tai viskas gerai. Reikia pasižiūrėti, kas yra, tai viskas gerai. Dabar remontuosimės, mašiną pasikelsim, bus proga palysti visur pasižiūrėti, gal kažkas biškit atsileidė, nedaveršta. Smulkmenėlės. Žodžiu, visur smulkmenėlės, važiuojam toliau.
treniruotės, automobilis važiuoja neblogai. Paskutinių važiavimų treniruočių metu nutraukėme diržą, kur yra mūsų problema, tai paskutinį diržą panaudojau. Tada iš Čyvo draugų paprašiau Hebros, gal kažkas iš Šiaulių važiuos ir galėtų sustoti tenai kažkokiai paprastai parduotuvei, nusičiau greitai nuotrauką, koks diržas, nupirkti man atsarginį diržą, tai gavau diržą, ačiū jiems, maladės barnai padėjo, nes tiesiog pagalvojau, kad ir šiandien važiuosim, ir rytoj dar važiuosiu, tai reikia būtinai turėti. O šiaip tai nežinau, viskas ready, pirmas gal irgi jau toksai geresnės nuotaikos, padangų, jeigu ką, susiderinom visokių, kokių norėsim, ar lietui, ar sausam, žodžiu, viską mes esam pasiruošę. Tai manau, kad mažiau kalbų, daugiau darbų, kvalifikacija ir parodys, kaip mes esam pasiruošę. Tai startuojam. Tu visai nepaėmėk čia paskutinę klipą prie mūsų, kur buvo. Tu šviso, tas triperis, užgeso, gazas dingo, karočią, tam klipinė, antram, nesuprantu. Buvo taip gerai, atėjau, pasistačiau, einu. Nuo kalno, kai leidai žemyn, atrodo, kad nebuvo to tokio, dėl to taip pat norėjau stabdžiai, nervo to rankinį, jau tempiau žiūriu, nedatemsiu. Toliau, karočią, galvau, plačiai išeisiu, kitą pat. Šiaip iš pirmo kvalifikacinio važiavimo turim 81 tašką, tikrai jautėm, kur ten daug ko nepadarėm, ką galėtume padaryti. Aurimai atrodo, kad trūksta kažkur traukos, ten, kai sako, variklis net prigeso, pažiūrėsim onboard'e, bet šiaip gerai, 81 taškas gerai, tikrai jau kvalifikavomės, tai dabar tik reikia pasigerinti kažkaip, važiuosim plačiau ir bandysime dar labiau naudoti automobilį. Nu tai ką, atvažiavam papokštauti, pokštai tęsiasi kaip ir nusiteikia gerai, bet gaunasi, kad pagėdimų visokių jaučiu, viską Vyga papasakojo. Turim vis tiek nesklandumų, tai užeina gazas, dingsta kartais, tai yra, tai nėra, tai toksai, tai vabank varai iš tiesų. Tai tiek, stengiausi geresnį raną padaryti, tai to pasekojo va, iniciacijoje prigeso, o šiaip labai visur gerai variau ir ant galiako biškį pritruko padangos jau įplikos ir neištempiau. Tai teko va taip kažkaip suvažiuoti, ką žinau. Gerai, svarbu, praėjom kvalą, ant porinių atidirbsim. 81 yra taškas iš pirmo važiavimo, iš antro važiavimo yra 0. Viskas gerai. Manau, kad jeigu žiūrėt Lino Ramoškos podcastą, galėjot matyti, netgi Hebra kalbėjo, kurie, čia ne mano nuomonė, čia ir kitų drifterių nuomonė, kad tikrai Baltijos šalių čempionatas yra žiauriai aukštam lygyje. Taip pat tokie vadina mini driftmasters. Tai tikrai blemba mašinos, bombos, padangos, bombos, labai gerai. Tai mes čia atvažiavę, kaip ir sako, ne į savo lygą, tik tai su pilotu, kuris iš tos lygos, bet tai tas pilotas daugiau remontuoja negu važiuoja. Manau, kad tokias ir pasiekmes, bet čia tiesiog, kai bandai ištempti iš mašinos su 500 arklių padaryti, kad jinai važiuotų kaip su 900, tai manau, gal taip ir gaunas. Tai manau, kad viskas good kol kas, mašina važiuoja, man turbūt toj bus daug lengviau važiuoti su ja, tik tai jau gal vairuotojas jau nebus toks naglas. Bet žodžiu, ši viskas good, svarbu praeiti kvalifikaciją, o paskui ant tų porinių, kaip ir Aurimas sakė, viską atgrinds, nes jisai važiuoja gerai porinius. Ir svarbiausia, kad tenai koks gazas jo nebepavadinėtų ir kad ta mašina tiesiog kiek yra tų arkliukų, iš tų arkliukų vežtų.
Čia buvo Byron, dėl to, kad Paškelis yra biškai aukščiau kvalifikacijoje, yra mažiau dalyvių, dėl to, būdamas aukščiau kvalifikacijai iškart keliauja top 16, bet pagal reglamentą turi pasiek padaryti važiavimą, kad tu važiuoji ir kad viskas ok. Tai padarė važiavimą ir viskas. Įsirašėme logo, įsiaiškinti norime rytoj, kad kai aš važiuosiu pasispręs problemas, greičiausiai gal koksai holo daviklis neveikia ar kažkas, variklis neduoda pilno pajėgumo, sakykime, ir stabilumo. Gazo pedalas veikia prastai ir panašiai. Tai dabar iš tikrųjų iš Aurimo laukiam komentarų, kaip elgėsi mašina ir ką dabar pakeisti. Ir lipsime į Pro padangas. Tai Pro yra minkščiausio mišinio, 140 redvieros, dabar važiuojam 280, tai per pusę minkštesnės, užsidėsim padangas, dvigubai minkštesnės, reikėtų sakyti, nes ant šlapios reikia dar daugiau sukibimo ir nebėra galimybės perkeitinėti padangom. Tai kol kas, manau, tokias mintis. Laukiame logo rezultatų, Mindaugas tuoj pasakys, kas gerai, kas negerai, nes mes kartais prarandam, variklis veikia ir, pažiūrėjau, atrodo, sekundę neveikia ir veikia, ir neveikia ir veikia, arba taip daro. Tai sužiūrės ir turėtų rasti priežastį, kodėl taip yra. Nu tai problema buvo su gazu, vėlgi, nežinau, gal biškai rašiai, kaip Aurimas kalbėjo. Bet žodžiu minėjo, kad problema buvo su gazu, kad pajudėjo iš vietos ir mašina tiesiog full throttle iš karto. Tai žodžiu, jis iš sankabos bando spausti ir tada tiesiog verčia sūkius. Nu bet žodžiu. Tai yra aiškiai labai problema. Neaišku, kur yra problema, nes ją reikėtų išspręsti, nes rytoj norime vėl važiuoti varžybose. Tai taip. Nu taip nepavažiuosim, nesąmonė bus. Žodžiu, bet šiaip nežinau, porins buvo žiauriai gražus. Atrodė, kad tiesiog Aurimas biškai kaip ir gal tiesiai pavažiavo, kildamas į kalniuką ir tiek laiko sprendė teisėjai, tai manau, kad netgi su tokia klaida vis tiek sprendė. Galbūt Aurimas galėjo laimėti, tai reiškia tikrai buvo geresni jo važiavimai. Nu bet to, tiesiog ne šaškiam žaidžiam, žodžiu, einam biškai pasiremontuosim turbūt kažką, reikia gal kokį logą įsirašyti, siūsti kamutui, ieškoti problemos, o įsispręsim problemą, prisirišim palapinę prie mašinos, pasikrausim kažkokius daiktus ir važiuosim ilsėtis vakarienę, ilsėtis ir gazuojam rytoj. Tai noriu padėkoti kiekvienam partneriui, Car Vertical, Hado ir Omber Group Pride.
ir visiems, kurie palaiko, prisideda, kurie atvažiuoja, paploja, paserga. Tai žodžiu, ačiū kiekvienam. Šiandien baigiame Pro lygos etapą, einam remontuotis, einame apsikrauti kažkokius daiktus, prisirišti mašiną ir rytoj startuojame kitose varžybose. Tai ačiū, kad žiūrėjote šitą video ir netrukus pasimatysime semi pro etape kitame video.